Labadiena, aš esu Raimondas ir šį kartą mano rankose dyzeliniai degalai. Paklausite, kągi alyvų ekspertai veikia su degalais, ogi mes tyriame jų tepamąsias savybės. Ir šį kartą nusprendėme patyrinėti, kaipgi tepa dyzeliniai degalai ir būtent kaip tepa Lietuvoje įsigyti dyzeliniai degalai. Na, jeigu sudominau, nepabėkit, pasimatysim jau netrukus. Tai štai, degalai, jie privalo pasižymėti tam tikromis tepamosiomis savybėmis, tam, kad suteptų degalų siurblį ir purkštukus. Na, degalų siurblys ir purkštukai, jie yra precizinės detalės. Ten sąveikaujant susidaro dideli kontaktiniai slėgiai, dideli slydimo greičiai, na ir todėl ten privalo būti geras tepimas. Dabar degalai, jie tepa tas detalės, aušina jas ir užtikrina ilgaamžiškumą. Jei tos detalės gerai suteptos, tai tiek siurblys, tiek ir purkštukas jie laiko tikrai gana ilgai. Dabar degalų tepamosios savybės, jos reglamentuojamos standartais ir štai vienas toks leidinys kaip tik apibendrina, kokiegi tie standartai yra skirtingose šalyse. Na, tai tarkim, Jungtinėse Amerikos valstijose leidžiamas didesnis nudilimas, reiškia, tepamosios savybės gali būti prastesnės. Europos Sąjungoje vėlgi reglamentuojamas tam tikras skaičius, kaip matote, jis išreiškiamas mikrometrais, nudilimo mikrometrais, kurį mes vėliau pamatysime mūsų tepamuose degaluose. Na, aišku, be tepumo yra daugybė kitų savybių, tai ir klampa, ir cetano skaičius, tankis, stingimo temperatūros, daugybė kitų savybių, kurių, aišku, mes dabar čia tikrai nevertinsim, mes akcentuosim būtent tik tai tepamąsias savybės. Tai štai, degalų tepamosioms savybėms vertinti dažniausiai yra naudojami du standartai. Ir būtent štai šis pagrindinis yra HFRR standartų reglamentuojamas tyrimas, kada rutuliukas dideliu dažniu slankioja ant plokštumos, na, jis prispaustas tam tikra jėga ir ten yra viskas panardinta į tyriamus degalus. Štai čia matote, kokie yra tyrimo parametrai, tai ir standartas reglamentuoja, kokia turi būti apkrova, koks slydimo dažnis, koks yra alyvos kiekis, kokios temperatūros, tyrimo laikas, vėlgi tiek rutuliai, tiek ir plokštumos turi būti standartinės, jų paviršiai atitinkamai paruošti. Na ir tokius mėginius, tas plokšteles ir rutuliukus, kurie yra pagaminti iš guolių plieno, mes įsigijame sertifikuotus. Na, tokia viena trinties pora, sudaryta iš plokštelės ir rutuliuko, kaina maždaug apie 20-30 eurų. Na, pagal standartą, jeigu atliksim visus tyrimus pagal standartą, tai, žodžiu, vienam tyrimui reikalinga vienas rutuliukas ir viena plokštuma. Galite įsivaizduoti, kiek tokie tyrimai galėtų kainuoti, jeigu ištirtume štai keletą skirtingų degalų tepamųjų savybių. Dabar tas tepamąsias savybės tirti mes kaip tik turime įrenginį, būtent tam skirtą. Turime jį VDU Žemės ūkio akademijoje. Na ir su juo mes atliekame, aišku, ne vien tik tai degalų tyrimus. Tiriame ir alyvas, vykdome įvairius mokslinius projektus. Na, bet šį kartą mes naudojome jį būtent pagal paskirtį tirti degalų tepamąsias savybės.
Degalų tepamosioms savybėms tirti yra labai svarbu aplinkos sąlygos. Tai tiek aplinkos temperatūra laboratorijoje, tiek ir santykinis oro drėgnumas. Drėgnumas turėtų būti tam tikrose ribose. Jis aišku priklauso nuo temperatūros, bet Lietuvoje čia kaip ir didelės problemos nėra, nes pas mus drėgnumas yra panašiai štai šitose leistinose ribose. Degalų tepamosioms savybėms drėgmė yra ypač svarbi. Žodžiu, jeigu degaluose yra vandens, tepamosios savybės labai suprastėja. Jeigu visiškai išgarinsim vandenį iš degalų, vėlgi nebus gerai, tepamosios savybės suprastės. Tai, žodžiu, normaliu atveju degaluose tos drėgmės, jos ten turėtų būti, jos neišvengsim ir ji, aišku, neturi jau tokios didelės įtakos, kai jos kiekis yra, normaliai suvokiamas. Kaip jau sakiau, degalai buvo įsigyti Lietuvoje. Štai šie spalvoti mėginiai. Pirmieji 3 įsigyti degalinėse, žalias ir raudonas, yra gauti. Juos man parūpino kolega Remigijus. Ačiū jam už šio tyrimo praplėtimą. Ir trumpai pristatysiu juos. Tai pirmasis ir antrasis buvo įsigyti vienoje degalinėje. Antrasis mėginys yra, toks kaip ir pagerintas. Trečiasis mėginys įsigytas kitoje degalinėje. Žalias mėginys tai čia yra ūkininkų degalai, o raudonas yra krosninis kuras. Nėra visiškai dyzeliniai degalai, bet pažiūrėsim, kaipgi šie degalai gali tepti. Štai čia matote tepimo rezultatą, kurį reglamentuoja standartas. Kaip matote, yra viršutinis brūkšnys užbrėžtas 460 mikrometrų. Tai reiškia, kad jeigu nudilimas yra didesnis, tai tokie degalai jau nebetinkami naudoti Europos Sąjungoje. Gera žinia yra ta, kad visi tirti degalai yra žemiau šios linijos. Tai reiškia, kad jie tepa geriau, nei standartas norėtų, kad jie teptų. Vis dėlto, kai kurie tepa geriau nei kiti. Ir tikriausiai, kad kuro sistema ilgiau tarnautų, mes norėtume piltis būtent tuos, kurie geriau tepa. Tai, kaip matote, skirtumas yra ir geriausiai pasirodė žalieji ūkininkų degalai. Vėliau eina degalai iš degalinių, ir galiausiai gana dideliu nudilimu pasižymėjo krosninis kuras. Bet grįžkim prie tyrimo pradžios. Tai pirmiausiai, kada mes atliekame tyrimą, tai mes nudilimo nematome, mes matome trintį. Trintį iš karto rodo prietaisas tyrimo metu. Ir tiesą sakant, pirmiausiai nusipirkau štai šiuos 2 pirmus mėginius. Vienas paprasti dyzeliniai degalai, antras šiek tiek pagerinti. Tai parsivežiau šiuos degalus, ir pradėjau atlikinėti tyrimą. Žodžiu, šiek tiek rezultatas mane nustebino, nes trintis buvo gana didelė. Degalus mes tyrėme jau ne pirmą kartą ir tokios trinties, tiesą sakant, aš tikrai nesitikėjau. Bet galbūt visko pasitaiko, galbūt ne ta diena, degalai gal šitie prasčiau tepa. Tada pradėjom tepti tą geresnį mėginį. Geresnį tai geresnis dyzelinas, galbūt ten, žinot, degalinės visos turi tam tikrus dyzelinius degalus šiek tiek su žvaigždutėm. Ir galima tikėtis, kad šie degalai yra geresni. Tai mes kaip ir tikėjomės, kad tie degalai bus geresni, geriau jie teps, bet gavosi visiškai priešingai. Trintis dar labiau padidėjo. Vis tik tai šiuo momentu kilo
įtarimas, kad galbūt mūsų prietaisas yra sugedęs. Gal čia jis jau visiškai nesąmonės rodo ir reikėtų kažką tai kalibruoti galbūt. Na, bet prieš kalibravimą, tai aišku ilgas procesas jau būtų, nusipirkom trečią degalų mėginį kitoje degalinėje ir ištyrėm, valio, trintis atsistojo į savo vietą, ji gerokai mažesnė. Pradžioje matosi prisidirbimas, tas yra natūralu, vėliau trintis nukrenta ir gana lygiai eina visą likusį tyrimo laiką. Tai prietaisas nesugedęs, valio. Na, tada Remigijus atnešė dar porą mėginių, tai žalesis dizelis, jis tepė puikiai. Puikiai pradžioje vėlgi prisidirbimo etapas, toliau trintis nukrito ir taip visiškai stabiliai tęsėsi visą tyrimo laiką. Na, raudoni degalai, tas krosninis kuras, nebuvo iš čia labai geras, trintis tai aukštyn, tai žemyn, nėra tas gero tepimo ženklas, kaip ir aišku atsispindėjo tas dideliame nudilime. Bet vis dėlto, įsivaizduokit, krosninis kuras, kuris visiškai neskirtas tepimui, ar ne, tepa geriau nei kai kurie degalai įsipilti degalinėje. Kaip taip galėtų būti? Aišku, standartas trinties nereglamentuoja. Standartas reglamentuoja tik tai nudilimą. Trintis paliekama gamintojam, kokią jie trintį sugeba užtikrinti, tokia jau ji ir būna. Na tai va, tai dabar pabandykim palyginti, kaip tie degalai čia tepė, kaip atrodo nudilimas kartu su trintim. Tai štai pirmasis mėginys, nudilimas tikrai nieko čia ypatingo, nėra jis labai didelis, nėra nei kažkokių rėžių, tiesiog normalus dilės paviršius. Trintis vėlgi gana normaliai atrodo, na aišku, nepaisant to, kad ji gana didelė. Dabar antrasis mėginys. Nudilimas, aišku, akivaizdžiai didesnis ir trintis irgi ji gerokai didesnė. Iš pradžių štai šuolis ten aukštyn į aukštumas 0,3, čia yra baisu žodžiu, tada po truputį prisidirba, trintis mažėja, gali būti dėl to, kad plotas didėja, kontaktinis slėgis mažėja, na ir aišku, degalai tada lengvesnės sąlygos, jiem yra lengviau tepti. Trečiasis mėginys, kuris, aišku, nuėmė akmenį man nuo širdies, kad prietaisas vis tik tai veikia. Vėlgi dilimo pėdsakas, nieko ypatingo, dilės paviršius, matosi kažkoks sluoksnis, tribos sluoksnis susidaręs, trinties kitimas, normaliai gana, iš pradžių prisidirbimas, tada, kaip jau minėjau, iki pat tyrimo galo trintis yra ganėtinai stabili. Žalieji degalai, pėdsakas dar mažesnis, matosi liekanos to tribos sluoksnio ant dilusio paviršiaus ir trintis. Trintis tikrai yra maža, turint galvoje, kad mes čia tepam degalais, tai yra tikrai trintis maža. Tarkim, lyginant tepant su alyva irgi galima tikėtis panašios trinties. Tai žodžiu, šie degalai tepa tikrai super. Na, krosninis kuras, raudonieji degalai, akivaizdu, pėdsakas nudilimo yra tikrai didelis, netgi matosi koks tai rėžis, galbūt čia kokia tai dilena nuo to, kad dilo tiek rutuliukas, tiek plokštuma įstrigo, ir padarė štai tokį rėžį, prastai tepa. Trintis vėlgi varijuoja visą tyrimo laiką, trintis kito ir tai aišku nėra geras ženklas, bet su dilimu mes telpam į standarto reikalavimus. Tai reiškia įpylus tokių degalų į baką, kuro siurblys neturėtų jau kitą dieną sustoti. Tai dabar vėlgi grįžkim prie tos trinties ir bandykim palyginti, kas vis tik tai čia kuo skiriasi tie degalai. Tai trintis, aišku, jinai savotiškai vienur didesnė, kitur mažesnė. Kažkaip ar ne, reikėtų, kad būtų lengviau tas suvokiama. Tai iš tikro, trinties koeficientas jisai atspindi, kiek
kartų arba, lyginant skirtingus trinties koeficientus galima spręsti, kiek kartų reikės daugiau galios siurblį sukti, kiek reikės galios tiem štai purkštukam vaikščioti, adatėlėm purkštukų vaikščioti. Tai, kaip matote, žaliąjį stulpelį, kadangi jis buvo geriausias, žalieji degalai buvo geriausi, mažiausias trinties koeficientas, aš jį pažymėjau kaip vienetą. Visi kiti, kaip matote, jiems tais degalais tepant reikėtų daugiau energijos ir atitinkamai virš stulpelio yra parašyta, kiekgi tas daugiau. Tai matote, gaila, bet įsipili degalų degalinėje ir 3 kartus daugiau reikės energijos, kad sukti siurblį, negu štai užsipylus gerais degalais. Galbūt įsipylus šių degalų išsiskiria daugiau šilumos, 3 kartus daugiau šilumos, ar ne? Arba kažkiek tai daugiau šilumos ir ji kompensuoja tą energijos poreikį, kurį reikia štai, kad siurblys galėtų suktis, kad detalės būtų gerai suteptos. Bet palaukit. Kada yra didelė trintis, detalės jos šyla, sąveikaujant, jos šyla, kyla temperatūra, degalų klampa mažėja, tepimas vėlgi dar blogėja. Suskaitęs forumuose, kad kažkam dideliais sūkiais užstrigo siurblys, kai kurie ten sako, kad nereikėtų ten tikriausiai tų sūkių tokių kelt, pasitikrink variklį, pasitikrink siurblį ar purkštukus, bet žodžiu, esmė tame, kad jeigu degalai gerai tepa, siurblys gerai veikia, purkštukai gerai veikia, tai degalai turėtų sutepti siurblį tiek, kad neleistų kilti temperatūrai. Jeigu kontakte kyla temperatūra, detalės jos kaista, degalų tepamosios savybės prastėja ir netgi pakankamai sušilus tiem paviršiam, paviršiai gali sukibti ir tada prasideda avarinis dilimas, ko pasekoje siurblys ar purkštukai jie užstringa. Tai vis tik tai norėtųsi, kad nebūtų tarp degalų skirtumas 3 ir daugiau kartų. Kadangi šiek tiek užtrukau su šio video įrašymu ir mėginiai kurį laiką pastovėjo laboratorijoje, paaiškėjo, kad atlikau dar vieną tyrimą. Kaip matote, taip atrodo degalai šiandien, taip atrodo degalai maždaug po 3-4 mėnesių. Kai kurie jų prarado spalvas, pakeitė spalvas, atsirado nuosėdų. Ir kviečiu dabar jūs į laboratoriją, kur mes kaip tik apžiūrėsim, kaip šie mėginiai atrodo šiandien. Tai štai tokie mūsų mėginiai po maždaug 3 mėnesių laikymo stikliniuose induose laboratorijoje. Beveik visi pakeitė spalvas, ypač tas raudonas, krosninis kuras ir žalias dyzelinas pakeitė spalvas, dabar visiškai kitaip atrodo. Tai pažiūrėkim dabar, kaip atrodys mūsų stabilumo ir nuosėdų testas. Tai tarkim, jeigu mes paimsim štai šį pirmų numerių pažymėtą buteliuką ir pabandysime jį šiek tiek pasukti. Matosi drumzlės. Akivaizdžiai matosi drumzlės, matosi ant dugno nuosėdos. Jeigu stipriau bandytume pasukti, žodžiu, nesisuka taip lengvai, bet nuosėdos matosi akivaizdžiai. Akivaizdžiai pirmas numeris turi nuosėdų. Tai dabar jeigu imtume antrą numerį, antras numeris nuosėdų galbūt neturi. Pasukus, nuosėdų vis tik tai nėra.
Dabar trečiasis numeris atrodo gražiausiai. Visiškai jokių nuosėdų. Visiškai jokių nuosėdų, labai skaidrus, gražus mėginukas. Na ir dabar žalesis. Vėlgi jokių nuosėdų. Pamaišius, viskas gerai. Viskas gerai. Na ir penktasis krosninis. Nėra jokių nuosėdų. Nėra nuosėdų nėra. Labai gražus mėginys. Tai štai tokie mėginiai. Tai štai tokie degalų mėginiai, tokie jie buvo įsigyti, tokie jie yra dabar praėjus kuriam laikui. Pasikeitimas akivaizdus, tiek nuosėdos, tiek spalvos pasikeitimas. Na ir dabar, jeigu ketinate, tarkim, kažkokį kiekį sandėliuoti, tai turbūt nereikėtų pirkti tų pirmų degalų, nes niekas nenori nuosėdų, niekas nenori, kad kažkas degaluose nusėstų. Laimiai yra degalų, kurie nenusėda ir galbūt juos būtų galima sandėliuoti šiek tiek ilgiau. Pažiūrėjus, kas yra Lietuvoje, persikelkim šiek tiek į kitas šalis. Tai čia radau vieną tokį tyrimą, kuris yra atliktas būtent įranga, kurią mes čia turime, tos firmos įranga, tai yra Dukom įranga. Na ir jie pristato, kągi gali jų įranga ištirti dyzeliniuose degaluose. Na, jie čia iš kažkur rado, kad ta riba, tepimo riba yra šiek tiek žemesnė, priklauso nuo degalų klasės, bet jie pateikė sąrašą degalinių, kuriuose tie degalai buvo įsigyti, juos sunumeruoja, gauna kodą degalai. Na ir štai rezultatas, akivaizdu, kad degalai pasižymi tikrai geru tepumu, gerai mažina nudilimą. Visi yra gerokai žemiau tos linijos ir dar gerokai žemiau 460 mikrometrų. Tai, žodžiu, naudojant tokius degalus, siurblys jis tarnaus tikrai ilgai. Ir purkštukai, ir siurblys yra gerai sutepti ir galima ilgai važiuoti. Galbūt tikriausiai jų ir nereikės remontuoti, naudojant tokius degalus. Gaila, kad pas mus nėra tokių degalų. Na, bet vis dėlto, pažiūrėjus, tarkim, į trintį, kokią jie gauna trintį, tai nėra stebuklas. Ir tokia trintis, vis tik yra gana didelė. Gana didelė, kaip matote, pas mus įsigytais degalais galima pasiekti mažesnę trintį. Kalbant apie trintį, yra atlikti moksliniai tyrimai, kad naudojant tam tikrus priedus, trintį galima gerokai sumažinti, nudilimą taip pat galima gerokai sumažinti. Na, nudilimas ir trintis, čia ta problema atsirado tada, kai degaluose buvo sumažintas sieros kiekis, šiuo metu jis yra iki 10 ppm, tai žodžiu, kada sumažėjo sieros kiekis, degalai buvo išvalyti, jie prarado tepamąsias savybės, bet beveik tuo pačiu metu buvo reikalaujama degaluose naudoti rapsų aliejaus metilo esterį, RME, kuris net ir nedidelis jame esantis riebalų rūgščių kiekis, laisvų riebalų rūgščių kiekis, jis labai pagerina tepumą. Buvo atlikta daugybė mokslinių tyrimų, įvertinta, kaip tie degalai tepa ir beveik visi vienbalsiai sutinka, kad RME praktiškai išsprendžia visas tepimo problemas. Su degimu yra jau visiškai kitas klausimas, apie tai aš nekalbu, kalbu vien tik tai apie tepamąsias savybės. Na ir išvadoms norėčiau akcentuoti, kad Lietuvoje įsigyti degalai, dyzeliniai degalai, jie tepa nevienodai. Vis dėlto visi tie degalai, įskaitant netgi ir krosninį kurą, jų
pagal tepamąsias savybės jie atitinka standarto keliamus reikalavimus ir tikrai juos galima naudoti. Dabar nuo degalų tepamųjų savybių tiesiogiai priklauso kuro sistemos detalių ilgaamžiškumas. Kuo degalai geriau tepa, tuo šios detalės ilgiau tarnaus, nereikės jų remontuoti. Naudojant geresnius degalus, geresnėmis tepamosiomis savybėmis pasižyminčius degalus, šiai sistemai sukti ir judinti visas detalės gali reikėti mažiau energijos. Vėlgi, kasgi nenorėtų sunaudoti mažiau energijos, sunaudoti mažiau degalų. Ir aišku, prastai tepantys degalai, jie nesutepa sąveikaujančių paviršių ir todėl kuro sistemos ilgaamžiškumas gali sutrumpėti. Todėl degalus reikėtų piltis tose degalinėse, kur tepamosios savybės degalų yra geresnės. Aš žinau, kad nepaviešinau čia tų degalinių, nes tikriausiai kitą dieną uždarytų už tą mano kanalą. Bet aš aišku į tą degalinę stengsiuosi nevažiuoti, kur tepimas nėra geras. Vėlgi, nenoriu jūsų palikti nežinioje, be kažkokio pasiūlymo. Tai pirmiausiai, ką pasiūlyčiau, tai žinokit, lojalumo degaliniai nebuvimas jūs ir jūsų siurblį visą kuro sistemą gali išgelbėti. Kadangi tyrimais yra nustatyta, kad netgi mažas to priedo kiekis jis pagerina tepamąsias savybės, tai šiek tiek įsipylus, vieną kartą įsipylus vienoj degaliniai, kitą kartą įsipylus kitoj degaliniai, tie priedai jie susimaišo ir viskas ten gerai tepa, nes net ir nedidelis kiekis tų priedų jisai iš karto būna efektyvus, efektyviai gerina tepamąsias savybės. Tai žodžiu, vieną kartą reikėtų piltis vienoj degaliniai, kitą kartą kitoj ir netgi jeigu kada tai užsipilsi tokių nebaisiai gerų degalų, tepimo atžvilgių nebaisiai gerų degalų, tai kitą kartą tas gali kompensuotis. Vėlgi į tą pačią degalinę skirtingų laiku atvežti degalai vėlgi gali skirti savo tepamosiomis savybėmis. Tai žodžiu, tas degalų maišymas iš vienos degalinės, iš kitos, jisai tikrai pagelbėtų ir jokių būdų nerekomenduoju piltis degalų ne iš degalinės, nes matėt, raudonas mėginys ultravioletinėje šviesoje praranda savo spalvą. Vadinasi, jis nieko nesiskiria nuo dyzelinių degalų. Manau, supratot, ką aš norėjau pasakyti. Tai štai, tiek būtų šį kartą. Štai čia yra mano kontaktai. Jeigu kils kokių minčių, skambinkit, rašykit, komentuokit video, parašykit savo patirtis apie kuro siurblio ar visos kuro sistemos gedimus, kurie galėjo galbūt atsirasti dėl prasto tepimo. Pasidalinkit savo patirtim. Jei patiko šis video, palaikinkit ir prenumeruokit, kad nepraleistumėt kito įdomaus video. O šį kartą jums sakau viso gero.